Sveiki visi, malonu, kad įsijungėt šitą video. Na ir šiandien turime labai svarbią temą. Kalbėsime apie break of structure, change in state arba market structure shift. Labai daug žmonių turi teorinį supratimą apie break of structure, galbūt kaip jisai atrodo, tačiau nežino, kur jisai yra skaitomas validus, kada galime tikrai atidaryti pozicijas būtent ant break of structure, kur jį rasti ir kur jo iš vis ieškoti. Šiandien pateiksiu savo kriterijus, būtent iš kur aš asmeniškai žinau, kur yra validus break of structure, o kur ne. Tai visų pirma reikia suprasti displacement svarbą. Displacement tai yra realiai didelis kainos šuolis, palikdamas fair value gapus, tai yra impulsyvus judesys į tam tikrą direkciją. Galime šiek tiek papaišyti, aš jums parodysiu, kaip tai atrodo. Taip pat reikia atskirti liquidity sweep nuo tikro break of structure. Tai galime pasipaišyti, pažiūrėti. Tai daleiskim, turime čia kažkokią tais highs, marketas juda, konsoliduojasi, ne? Ir turime break of structure iš didesnio time frame, būtent žiūrint. Breakinam struktūrą ir iškart, tarkim, daleiskim, marketas grįžta atgal, ne? Ir turi displacement šioje vietoje būtent į priešingą pusę negu mūsų draw. Tai šioje vietoje mūsų taip marketas atrodytų, daleiskim, viduje kažkokios struktūros, kur šioje vietoje galbūt ieškojame change in state arba break of structure. Tik palietus mes turime iškart kritimą žemyn ir galbūt taikomėsi į vidinę internal liquidity kažkur tais. Kaip atrodytų tikras break of structure? Tai daleiskim, turime čia highs, vėlgi marketas juda ir turime stiprų displacement į viršų, stipriai breakinam tiesiog visą struktūrą prieš tai darytą. Tuomet, ko mes ieškome? Čia turime fair value gapą kažkokį tais, marketas grįžta, šioje vietoje atidarome poziciją kažkur ties fair value gapą arba galima atidarinėti ir grinai su dideliu displacement ant change in state. Šiuo atveju didesnis patikimumas yra grįžti ir retestina marketas ir jeigu neinvalidatina mūsų ir respektinam fair value gapą, tuomet aš asmeniškai dažniausiai atidarau čia pozicijas ant retesto, tuomet galime ieškoti jau kažkokio tais mūsų, kur yra draw. Tai vad būtent po kairę pusę turėtume liquidity sweep, o čia turėtume tikrą break of structure, kuris atrodytų kaip iš vidaus. Dabar galime pasižiūrėti, kaip atrodo viskas realiame markete. Yra du tipai, kada aš skaitau break of structure. Tai yra po liquidity sweep ir kada kaina prasweepina mūsų sell side ar buy side liquidities ir tuomet turime į priešingą direkciją breakinam struktūrą atgal ir einame į apačią. Arba į kažkokį atšokimą nuo mūsų DRA, tai gali būti 15 minučių, 1 valandos, pusvalandžio, didesnio time frame fair value gapas, tuomet einame gilyn į 5 minučių, 1 minutės ir ieškome ten atšokimo ir struktūros breakinimo. Tai galime pasižiūrėti pavyzdį, šiuo atveju turime neblogą pavyzdį, matome marketas kyla, turėjome šiokį tokį internal sell side liquidity sweepą ir marketas breakinasi. Iš tikrųjų galime atsisukti marketą, pasižiūrėti, kas vyksta. Bam. Taip, taigi turime mūsų buy side liquidity sweepą, žiūrim, kas vyksta toliau, gaunasi mūsų, kad turėtume change in state, ne, turėtų breakinti šitą struktūrą, mūsų then closed candles, ne, žiūrime, ką daro marketas, biškį pasilėtinam, laukime kažkokio displacement. Bam. Turime stiprų displacement iškart po sweepo, ne, tuomet atsidaro, turime šioje vietoje fair value gapą, change in state, šiuo atveju turime stiprų, kas atrodo, reiškiasi, marketas nori reversintis po liquidity sweepo, ieškome dabar, kada atšoksime, bam, atšokame čia, ne, atsidarome poziciją, retesiname vėl iš fair value gapą, respektinami ir kur mūsų take profitas, tai būtų į kažkokią tai sell side lygį, ne, tai pasižiūrime, ar kur marketas nueis. Ir bam, pasiekė mūsų sell side liquidity. Ne? Dabar galime žiūrėti, kas vyksta toliau. Pasiėmė mūsų sell side liquidity, galime žiūrėti, ar mes toliau norėsime įti į apačią, kas skaitytųsi galbūt iš didesnio time frame breakintume struktūrą. Kadangi aš po vieną candles, kai būna, tai aš nelabai skaitau break of structure, mažiausiai 2 candles turėtų būti į priešingą direkciją, kad šiuo atveju matom iškart respektinam, tai žiūrim, kas vyksta. Konsoliduojamės, dar judam į apačią. Bam, turime šioje vietoje, bam, stiprų displacement į viršų, taigi galima atsidaryti poziciją būtent ir šioje vietoje.
turime čia fair value gapą, tai kiekvienas kaip nori realiai gali atidaryti pozicijas iškart ant change in state arba vadinamo break of structure, arba galima ieškoti retesto galbūt mažesnėme time frame, bet šiuo atveju galime pasitestuoti. Atsidarom long poziciją, iškart breakinu struktūrą, tai dažniausiai atsidarome, kai užsidaro mūsų candle, stopas ant lows ir targetas gali būti galbūt internal, sell side, galbūt turime kažką ir viršai. Dabar neturime. Žiūrim, ar marketas kaip suvaikščios. Bam, ir tiesiai iš karto į mūsų take profitą. Vėlgi, kas vyksta toliau, galime pasižiūrėti, pakilom į viršų, su dideliu displacement, pasižiūrim iš didesnio time frame. Tai šiuo atveju mes breikinom, pasiekėm savo TP, mūsų buy side liquidity, bet pavyzdžiui, žiūrint iš 15 minučių time frame, tai būtent čia yra mūsų change in state po kokio tais internal sweep'o. Dabar žiūrime, kas toliau vyksta, prateikinom, grįžtam atgal, testuojamės, vėlgi padarom internal manipulaciją, teikinam vėl risk ir tuomet bam, stiprus vėlgi displacement į apačią. Paliekam fair value gapą, iškart grįžtam į, matome respektinam, atidarom short poziciją, galima čia būtų ieškoti, čia stopas at highs mūsų ir vėlgi tik profitas galbūt internal lows arba dar ir žemiau. Taigi galime pasižiūrėti kitų pavyzdžių. Štai turim dar vieną pavyzdį. Taigi marketas konsolidavosi, turime sell side liquidity, prasweepinam, tuomet galime eiti į vidų, ieškoti kaip marketas elgiasi ir ieškoti break of structure su būtent dideliu displacement. Tai žiūrim, kaip marketas elgiasi. Stebim, lėtai, bam, turim didelį displacement. Tai ką mes matom? Mes matom internal sell side manipulaciją, bam, break of structure su dideliu displacement, galime atidaryti čia poziciją, stopas at lows ir mūsų buy side liquidity, žiūrime kaip suveikia su bam ir iš karto biškutį praskipinau čia, bet vėlgi galim pasižiūrėti mūsų buy side liquidity prasweepino. Čia šitą dieną čia yra 17 diena, trečiadienis, tai pamenu treidinau dar pats šią dieną. Čia turėjome SMT, prasweepinom mūsų internal highs, jas pateikino mūsų external highs, tai ant NQ turėjome mes SMT, galime eiti į vidų pasižiūrėti, kaip tai atrodė. SMT, vėlgi matome didelis displacement, šioje galbūt 5 minučių labiau matosi, vėlgi didelis displacement į apačią, breikinom mūsų visas struktūrą štai šioje vietoje, break of structure turime su dideliu displacement ir vėlgi galime ieškoti kažkokio užėjimo, bet čia, jeigu aš neklystu, arba naujienos buvo, gali būti, nes čia pagal šitą movą, bet jo, ir čia galima kažkur stop at the highs ir galbūt mūsų tik profitai į liquidity. Vėlgi, galime žiūrėti, kas toliau vyksta, prasweepinam highs, žiūrime, ką marketas toliau daro. Boom! Vėl padarėm ką mes. Vėlgi, tas pats principas, taip ir veikia marketas. Internal manipulacija, turime displacement su dideliu, tiksliau turime change in state arba break of structure su dideliu displacement, ar mes turime kažkokį target, turime ir internal, turime ir external. Buy side liquidity plus, čia kadangi turėjom konsolidaciją, tai čia visur yra mūsų internal buy side liquidity, targetai priklauso nuo kiekvieno, bet šiuo atveju, kadangi turime labai daug konsolidacijos prieš tai, tai čia low resistance buy side liquidities, aš taip skaitau, tai čia su dideliu displacement atsidarom poziciją, jo, tai šiuo atveju turime buy side liquidity ir žiūrim, kaip marketas suvaikščios. Bam, turime mūsų pirmą TP čia, galima čia būtų partials paimti. Tuomet pasiemam partials, padarom stopą at break even ir stebim, einam ir hitinam štai čia mūsų external buy side liquidity. Tai va taip pat veikia mūsų break of structure, tai kaip ir minėjau, labai svarbu turėti didelį displacement, kadangi break of structure vienu ar kitų down close candle gali būti užsidaro, ta prasme, ir minutinėse grafikuose, ta prasme, vienas po kito, tai gali būti konsolidacija, tai svarbu ant to nepasigauti. Kaip aš indikuoju, kada yra validus, tai kai mes turime konkretų mūsų draw, turime, kaip pavyzdys, buy side liquidity, galime pavaišyti. Tai įsivaizduokime, marketas juda taip, ir galbūt turime čia kažkokią tais external
buy side liquidity, ane? Na ir marketas čia juda, bam, teikina, ne? Vėlgi, teikinam buy side liquidity. Ką aš tada žiūriu? Mes čia turime pilną internal sell side liquidities, ne? Tai kas tai yra? Tai būtent šitie low probability, tai kadangi mes generavome konsoliduodami pirmyn atgal visą tą sell side liquidity per konsolidaciją, tai aš jau tikiuosi, kai teikinam kažkokią external galbūt arba internal buy side liquidity, aš tuomet jau žiūrėčiau galbūt tokio move, manipulacijos ir struktūros breikinimo, ne? Turime šioje vietoje break of structure, atidaryčiau poziciją, vėlgi stopas at the highs ir TP gali būti partial čia paimtas ant internal, klauso nuo varianto. Kaip pavyzdys, mūsų draw yra sell side liquidity, tai tik tada žiūrėčiau, čia turime fair value gapą, ne, kurį retestinam, jeigu respektinam, galime važiuoti į mūsų draw. Tai būtent aš žiūriu, kada turime aišku draw, kada mes turime dažniausiai kažkokį tais liquidity sweep, arba turime, kaip pirmame pavyzdėje, būtent nuo kažkokio tais PDRA atšokimą į mūsų turimą draw. Vėlgi dar vienas pavyzdys, gali būti būtent turime kažkokį dėjimą į viršų, ne, prasweepinam, ne. Tai turime kaip pavyzdys čia fair value gapą, ane, breikinam struktūrą, ane, šiokią tokią. Ir marketas pamažu, būtent mažesniuose time frame'uose grįžta į čia ir pradeda konsoliduotis. Tai kas yra buildinamų liquidity, ne, pirmie atgal, konsolidacija vyksta, tai žiūrint iš arti, ne, būtent ir matome būtent kažkokią konsolidaciją. Visada svarbu atsizoominti, kad matyti, kur mes esam. Ar tai galbūt mes esame PDRI kažkokiam, galbūt esame ką tik po liquidity sweep, kas dažnai pasitaiko, būtent buildinam liquidity. Tai vėlgi, šiuo atveju aš nieko neteikinčiau, nors mūsų buy side liquidity būtų čia, mes nežinome, kur mes, ar mes atšoksim, arba galbūt mūsų marketas breikins į apačią ir mes turime sell side liquidity, ne, kadangi čia pribildinam didesnėme time frame kaip pavyzdys. Tai būtent aš šioje vietoje laukčiau kažkokio didelio displacement. Tai marketas konsoliduojasi, bam, prasweepina ir su dideliu displacementu, ne, turime struktūros breikinimą. Tai va tada aš jau pasitikėčiau ir galima būtų galbūt longinti iki mūsų internal buy side liquidity ar kokio nors kito mūsų draw. Taigi tikiuosi pasisėmėte naujos informacijos, išmokote kažką naujo po šio video. Būtent galima bus tai dar pakalbėti per mūsų live transliacijas, kurias planuoju daryti visai neužilgo, dirbu ties tom, kad būtų reguliariai, kasdien live transliacijos mūsų Discord'e. Galite prisijungti, kas dar nesate, į mūsų Discord'ą, kurį rasite aprašyme. Ir dėkui, kad žiūrėjote. Galite taip pat komentuoti, kokios temos jums būtent svarbios, kokie kyla neaiškumai, kad galima būtų sukurti video. Tikrai atsižvelgsiu į tai. Ir tai va. Dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, palaikinkit ir tuomet iki kitų kartų.